Na, vis negaliu atsigražėti šito grožio. Mažiuką šį kartą papuolė. Dar iš tikrųjų man šokas nepraėjo, žinau. Eikit savo. Auksas, auksas, vaikštų čia nais išvis. Per takelį tokį. Ir čia lindo iš čia, taip nors netikėtai. Sakau, nepasiduosiu, vaikščiosiu vis tiek, gal ką nors rasiu. Auksinė moneta. Na štai, aukselis mano. Labas rytulis visiems. Toksai va rytulis. Tylu laukuose. Daug šiandien mūsų vaikšto. Rūkas toksai, ūkanotas rytas. Bet faina kasti, smeliukas. Matot, toksai va didelis laukas. Dar turim dar 2 laukus ten gale. Žmonių šiandien daug. Ten mūsų mašinas. Iš tikrųjų gal apie 100 žmonių kažkur šiandien susirinko. Ir kasinėjame čia įdomioj vietoj. Čia va dvaras yra. Dvaras tasai senas. Yra 16 amžiuje karalienė Elžbieta I ten lankėsi. Dokumentuota yra. Tokia vieta istorinė. Kalnai, kalniukai. Kasinėjau tose laukuose seniau. Ten buvo ir romėnai, keltai, saksų monetos. Tam lauke buvo daug. Tai tikrai turėjau radinių šitoj vietai. O šitam lauke niekad nesu buvęs. Tai vat pradėjau vaikščiot. Čia va, kadangi dvaras, sakau, reikia pavaikščioti. Ir ką, radau kaltinuką. Kaltinukas toksai pavargėlis iš tikrųjų. Edvardas I, manau, 13-14 amžius. Ką čia dar radau? Plomba įdomi. Plomba tikrai įdomi. Porą monetų. Man čia atrodo yra sagės dalis, viduramžių sagės dalis. Čia tokia apvalė turėjo būti ir dar tokie 3 tokie dzindzeliukai. Jo. Tokie porą muškėtų kamaliukų radau. Porą monetų nustipusių variokų. Kaip visada šitą tai dar pasivalyt. Gal ir ką nors pasimatys, nes jau matosi va Britanijos galva. Ir čia kažkoks baibokas bus. Jurgis II turbūt pusę penso. Nu ir kas, dabar išlindo dar geriau. Va toksai sidabrinis daikčiukas. Čia kaip liniuotė ir skriestuvas. Geras. Sidabras, sakyčiau. Ar čia auksas? Ei, čia auksas. Man atrodo, čia auksas yra. 9 karatų turbūt. Jo. Ai, tai savo. Galvojau, sidabrinis bus, bet kad nifiga. Nu, tuoj parodysiu iš arčiau. Geras. Nu, rimtai auksas. Nu, va, čia kaltinukas mano, pavargėlis, nabagėlis. Kaltinukas kaip kaltinukas. O plomba šita va faina. Kažkas ten pavaizduota. Neįkirtukas. Nu, tokie va daiktai. Nu ir va. Sakyčiau, auksas iš čia nais. Jo. Skriestuvas, liniuotė. O kur prabos? Čia. Prabo nematyti. Bet auksas matosi žemos prabos. Bet vis tiek geras. 5 auksas šiemet. Valio, draugai. Kaip tik prieš metų pabaigimą. Aukso kaip tik ir trūko. Ir šia jums. Nu tikrai gražus daikčiukas. Geras. Yes. Nu va, čia kaltinukas mano, pavargėlis, nabagėlis. Kaltinukas kaip kaltinukas. O plomba šita va faina. Kažkas ten pavaizduota. Neįkirtukas. Nu, tokie va daiktai. Nu ir va. Sakyčiau, auksas iš čia nais. Jo. Skriestuvas, liniuotė. O kur prabos? Čia. Prabo nematyti. Bet auksas matosi žemos prabos. Bet vis tiek geras. 5 auksas šiemet. Valio, draugai. Kaip tik prieš metų pabaigimą. Aukso kaip tik ir trūko.
Ir čia jums. Nu tikrai gražus daikčiukas. Geras. Yes. Neblogas signaliukas. Gali būti kaltinis. Gali būti visada. Kažkur tenais. Atiduok gerybės man. Kur tu? Kur tu? Kur šone? Ne, švynas. Švynas. Va, dar kokį pavargėlį radau. Pavargęs visiškai kaltinis. Manau, karalienė Mary, Marija, Elžbietos sesuo, kruvinoji Mary, ta vadinama, visiškai pavargęs. Šiemet gal jau 4 randu, bet visi būna jie numirę. Jos labai nemėgo žmonės, nekentė tiksliau. Daug jinai žmonių nugalabijo dėl tikybos. Tai va tokia va monetėlė vargšelė. Nu, kas yra, tas yra. Skųstis labai negaliu. Buvau pamiršęs nufilmuoti. Užkasiau duobę, viską jau dėjau dėžutę, bet palauk, galvoju, reikia nufilmuoti. Atpratau filmuoti. Tikrųjų, jau rečiau filmuoju. Nu, toks bičiukas. Pas mus vis dar rūkas. Taip va. Visi kasinėja. Mačiau ir kaltinukų išlindo. Yra visokių gerybių, žodžiu. Tęsime paieškas toliau. Aukštas signalas toks. Arba moneta, arba švynas. Dėl kažkur visai netoli čia palei žemę, palei paviršių. Nei moneta, nei švynas, su saga prakeikta. Pagalba, aukštai skambėjo gyvatė. Nu, sagas mes savo iki šiukšlyną. Mums nereikia. Ir einame toliau. Nu, tikiuosi bus moneta. Labai norėtųsi monetytės. Bet aišku, su mano laimė, su mano sėkme, tai gali būti muškėtas kamuoliukas. Arba šiaip koks švyno gabalas. Pasižiūrim. Ei, kur tu? Atiduok. Nieko nebus, reikia su kastuvėliu biškiuką teaukšti. Kur tu? Moneta. Moneta. Viktorija jauna. Jauna Viktorija. Pusė penso. Net ir data gal pasimatys. 1,887. Nu, dar normaliai savaikis iš tikrųjų monetėlė. Pėdas va, minėjau kažkieno tai. Aš atėjau iš tenais. Ir signalas. Aukštas. Muškėtas kamuolys. Muškėtas kulka. Mano priešas numeris 1. Gaila saktelė va tokia sulūžus. Būtų pilna, būtų visai fainulė. Tokia va. Nu, 17-18 amžius. Stiek, būtų graži. Man atrodo, kad radau kaltinuką. Jo, kaltinukas. 3 šiandieną. Ir man atrodo, kad čia yra numeris 50 šiais metais. 50 kaltinių. Nu, šitas pavargęs vargšelis. Bet visgi kaltinis, labai žemas signalas buvo. Bet, vat, nu, ką turim, tai turim. Čia padėsiu su viso čia. Taip. O, vargšiukas visiškai nugalabytas. Sunkiai jam čia sekėsi išgyventi. Na, toksai vat kaltinis. 3 kaltinis šiandieną. Valio! Radau kažką paauksuoto. Kažkoks daikčiukas.
Pauksavimas matosi likęs. Įdomu, įdomu. Toj, pavalysiu, parodysiu iš arčiau. Bet toksai fainulka. Nu, va toksai va daikčiuks. Kažkoks tai tvirtinimas prie diržo turbūt buvo. Bet matosi senas. Čia jau gali būti viduramžiai. Dėl saksų nežinau. Nors saksai šalimais, va tenais, kur žaliuoja. Tas va žalias laukas tenais toliau. Ten buvo 7 anglo-saksų monetos rastas. O šitam laukė, sakė, ne vienos nieks nerado, bet gal ir saksai pametė. Bet kokiu atveju viduramžiai tai tikrai čionais. O, toksai va radinukas. Fainai. Tik šviežiai iš duobės iššoko pusę kaltinuko. Pusę kaltinuko, 4. kaltinis šiandieną. Neaišku, kas čia yra, bet kaltinis tikrai. Parodysiu foto kaip. Ai, čia bus ilgasis kryžius. Tikriausiai. Ar ne? Ne, čia trumpasis kryžius. O, geras. Senesnis. Jėga. Haha. Kažkuris tai Henris. Štai duobė kažkieno kasta. Žiūrėkit. Signaliukas visai gražus. Štai pasižiūrėsim. Kasgi tu? Gilzė liktai. Kas čia? Ne, saga. Nu, bet toksai va signalas gražus, aukštas. Šalia. Kažkas tai neužkabino. Galėjo būti ir moneta. Kažkaip tai šaltoka iš tikrųjų darosi. Toks vėjelis atsiranda. Ir jau vakaras. Viskas. Todėl man dar tenais iki mašinų reikia eiti. Žodžiu, užtek šiandieną. O ką radau? Reikia pasižiūrėti. Taigi, va tiek radinių šiandieną. Muškėtus kamaliukai 4. Ten diržui prisegimas. Labai faina plomba. 3 monetos. Dar va geriausi radiniai šiandieną. Tai 4 pavargę kaltinukai. Ten tas viduramžių kažkoks daikčiukas. Na ir aišku, pats geriausias tai šitas auksas liniuotė su skriestuvu. Jau tokie va, toksai radinukas. Žiauriai fainas. 9 karatai. Matosi rankom padarytos detalės. Žodžiu, tikrai fainas daikčiukas. Vau. Tai va, tokie va pas mane šiandieną buvo. Tokia diena. Tikrai negaliu skūstis. Paskutinis klubo kasimas šiemet ir toksai tikrai neblogas. Tai vat, o ką dabar siūlau pasižiūrėti, ką per metus suradau. Iš viso per visus metus. Na štai šitiek pavyko surasti šiemet. Auksas, sidabras, kaip matote, tik tai tiek. Juokauju. Normaliai skūstis tikrai negaliu. O tiek va ir auksą turiu. Ir sidabro laužo, kaltinukai čionais visi šiemetiniai. Na, čionais Viktorijos ir Jurgiai. Visas šitas monetos jau gamintos su mašinų pagalba. Na, tai tiek, va. Čia yra romėnas. Labai džiaugiuosi dėl to romėno. Gana retas papuolė. Na, tokie radiniai šiais metais. Kitais metais tikiuosi daugiau pagausiu. Ką gali žinot. Visiems dėkingas, kad žiūrėjot. Susitiksim kitais metais. Visiems geriausių signalų. Gerai atšvęsti naujus metus. Ate.